Nu ką, naujas sezonas, naujas įvaizdis, nuo šiol mes du inteligentai gerintis vandenį, Taip, kavą faktas. ir pezantis ir toliau apie futbolą. Tai iš tikrųjų iš Stars and Legends niekur mes nepabėgom, viskas tvarkoj, nesusipykom kaip su prieš tai buvusiu ar ne vienu restoranu, nežinau kaip jį pavadinti, baru. Šiandien esam studijoj pas mūsų gerbiamą Aleksą, ne? Ir turbūt apie Aleksą, lemba, niekada Aleksą nebūna prieš kamerą, reikės kada tikrai, man atrodo, jų paimti. Nepabijokim žodžio apie Aleksą, auksarankis ar ne mūsų, savo amato profas, jeigu šiaip iš esmės reikia kažkam Alekso paslaugų ar ne, tai aš manau, kad drąsiai gali kreiptis į mus. Žmogus dirba su komikais, Lietuvos aukščiausios lentynos, ar ne, filmuoja renginius, filmuoja vestuves, tai, žodžiu, super žmogus, žaidžia futbolą ir dar palaiko Arsenalą. Neprimelavau, Aleksai, per daug. Ne, tai va, tai į Stars and Legends, aš manau, mes tikrai dar sugrįšime šį sezoną, tiesiog taip gavosi vasarą, jiems sunkiau ir mums sunkiau susiderinti, ar ne, vadinkime tuos taškus. Ir, šiandieną taip ir galvojom kažkaip, ar ne, Dariušai, po draugiškų rungtynių susėsti, ne po visų aišku draugiškų, kažkaip anksčiau biškai planavom, nesigavo, bet iš esmės beveik visas draugiškas rungtynės sužaidėm, ar ne, ir galvojom, pasišnekėsim prieš tą sezono pradžią, bet iš pradžio žvilgsnį atgal gal kažkiek dar į praeitą sezoną, ar ne? Jo, būtų nuostabu, manau, ypač pozityviai pradėti sezoną. Labai pozityviai pradėjom prieš Bayerną namie, laimėjus, sutriuškinus jos 4-1. Rytoj laukia Emiratų taurė su Lionu žaisim. Manau, paimsim savo sukurtą taurę, tai bent vieną. 8 kartą. 8 kartą, 13 kartą vyksta įvairiais tenais, žodžiu, tais scenarijais, nes seniaugi būdavo ir nuo ketvirtfinalių, nuo pusfinalių netgi pradėdavo. Dabar tiesiog pagalvoju, vienas rungtynės finalas iškart su Lionu ir viskas. Tai aš manau, kad 8 kartą pasimsim. Jo, gan šviežiai atrodom, pašnekėsim, ką rinkoje gero veikiam, bendrai kokie žaidėjai liko ir kas darosi. Pagalvojau visai neblogai porą klausimėlių tau šauti, prisiminti praeitą sezoną ir šiaip tokius smagesnius status papasakoti, kad žmonės prisimintų, kokį visgi įspūdingą sezoną mes turėjome praeitais metais, nors ir nelaimėjom nei vienos taurės, bet tikrai... Taurę laimėjom vieną, atsiprašau, su visą pagarbą. Community Shield'ą pradžiai. Gerai, užskaitom. Ypač, kad prieš Man City, tai jo, galim užskaityti laisvai. Tai gerai, aš šausiu tau kokius 5 klausimėlius, pabandyk atsakyti, prisiminti. Kiek mes esame, kaip manai, iš PEM 4 taškų, kuriuos mes surinkom premjerę šiais metais? Šiais metais? Taip, kiek mes surinkom bendrai taškų iš PEM 4 galimų 2014 metais? Iš galimų, tai gerai, mes sužaidėm... Apie 20 rungtynių buvo likę. Aš dabar galvoju, palauk, buvo tas blogas, paskutinis varžybos blogos, man atrodo, su Fulhamu dar praeitais metais. Vienus lygių, blemba, iš kokius 4 taškus gal praradom, ne? Labai arti buvo, jo. Iš PEM 4 KEM 9 surinkom. Okay. Tai čia tiesiog parodo, ant kiek mes po naujų metų, ypač po tų 2 pralaimėtų, beveik surinkom maksimumą ir to neužteko paimti premjerą. Ir šiaip, kaip pagalvoju, iš tikrųjų, blemba, kiek mes ten 5 pralaimėjom ir 5 lygiasis, man atrodo, turėjom, ar ne? Ir kaip pagalvoju, čia šiaip, aišku, Invincible sezonas nepalyginsi, bet atrodo, tiek nedaug trūko, ar ne? Paslidai 2 iš eilės rungtynėse ir viskas. Ir City, ta prasme, nebenusileido šį kartą. Praeitais metais jie mus persikėjo, užpraeitais atsiprašau, ar ne? Taip. Praeitais metais mes bandėm jo vytis, bet nedasivijom. Tai va, o šiaip buvo nemažai daug tokių labai close game'ų, kur mes galėjome ir lygiosiams sužaisti ir panašiai. Kiek manai mes įvarčių pelnėm po 90 minutės praeitam sezone? Po 90 minutės, kiek mes įvarčių pelnėm? Blemba, aš galvoju, tai, aš atsimenu, tai tikrai Deklano atsimenu įvartį, Žoržinijo įvartis ten toks, blemba, nežinau, šausiu kokius 5 vėlgi turbūt. 12. 12? 12 įmušėm irgi nustebau, kad vos net
Jo, visai nemažai. Nu, bet čia gal susijęs su tuom plauku, kad labai jau ten ilgai daug pridėdavo laiko, ne? Jo, manau, kad... Ir po 10 minučių ten būdavo žaidimų. Ir po 10 ir panašiai, tai manau, kažkiek tais nauja taisyklė irgi parodė savo. Kaip manai, kas daugiausiai žaidė rungtynių, čia ne tik premjerė, bet bendrai už mūsų klubų praeitam sezone? Nu, tai vartininkai iš karto atkrenta, nes nes Ramsdalis pradėjo anksčiau. Tai, faktas, kad Saka bus vienas iš pretendentų, bet šausiu Deklanas Raisas. Pataikė visiškai. 3 mačus sužaidė visose competitionuose. Tai nelabai ir buvo labai keičiamas. Geras pirkinys. Tai. Atsipirko 100 milijonų. Iš karto sakyčiau. Taip, lemba, ten visi kalbėjo, kad ir 200 turbūt buvo negaila sumokėti, ar ne, už tokį žaidėją. Pritariu visiškai. Manau, kai kurie netgi sakė, kad reikėtų dar 5 milijonų nusiųsti West Hamą, kad nesijaustų blogai. Dar vieną tokį linksmesnį. Po labai ilgo laiko Egipto karalius baigė pas mus žaisti mūsų klube. Labai linksmas bičas, labai daug gerų bajerių yra šovęs social media Arsenalo. Kaip manai, kiek metų jisai atstovavo Arsenalui? Nuo 2016. Nuo 2016 ar 17? Jeigu 16, tai tada... 8 metus. Beveik pataikė, 9 metus jisai pas mus buvo, dar Vengero laikais buvo nupirktas. Sužaidė 9 Premier lygos mačą, įmušė dėja, bet 1 įvartį tik tais. Bet nieks nepamirš Skrimerio, jo čempionų lygos, blemba. Prieš Barsą. Tai faktas. Tiesiog labai kažkaip tais nustebau, kad net 9 metus jisai dar pas mus buvo, tai labai ilgai. Bet niekada nesiskųsdavo. Niekada. Sėkmės jam pas arabus, gal kažkiek tais dar pinigėlį užsidirbs. Įsteigė savo klubą, irgi yra UK. El Neni, man atrodo, ir pavadino. FC El Neni. Tai sėkmės jam. O šiaip bendrai pažiūrėjus, pamušėm daug rekordų. Aišku, vienas iš jų ir yra, kad pasiekėm 2-8 pergalės. 2 daugiau negu mūsų Invincible sezone. Nekarto nepralaimėjom top 6 komandom, kas yra, sakyčiau, įspūdinga, nes visą laiką Vengero laikais labai skausmingai prieš top 6 vos ne kiekvieną mačą gaudavom ir tai daugiausiai, ko galėjai tikėtis, buvo lygiosios. Nedaug trūko, kad ir Londono visas komandas būtume įveikę, apart Fulhamo. Taip, apart Fulhamo čia visus kitus. Nes Lutoną nunešam, Crystal Palace nunešam, ar ne? West Hamą nunešam, prieš Chelsea didžiausia pergalė, 5-0 esam laimėję. Vienas kitas įdomus statusas, kuris, manau, irgi artimas širdžiai, yra, kad pagaliau padarėm double prieš Manchester United. Irgi nebuvom to padarę nuo 2006 metų. Ta pati prieš Tottenhamą esam 2 kartų iš eilės išvykoj pas juos laimėję premjerę. Ko irgi mes neturėjom nuo 1988 metų. Tai yra kosmosas, kaip pažiūrėjau, toksai galvoju, rodos daugiau esam laimėję prieš juos, bet būtent, kad išvykoje nesam tiek daug. Jo, išvyka, blemba, aš atsimenu, kad išvyka visą laiką United būdavo, kad ir užpritą atsimenu sezoną, jie ten buksavo tas United, bet vis tiek mes prasileidom išvykoje, man atrodo, ar 3-1 gal lyg ir, kažkas, nepaminu. Taip, kažkas tokio. Ir dar pabaigai visai nice statsas yra, kad žiūrint į Pepą Guardiolą, kaip vieną geriausių turbūt trenerių dabar, tai praeitam sezone mes esam tik tais 4 komanda, kuri sugebėjo išlaikyti sausus vartus prieš Guardiolos komandą. Anksčiau tai yra padarę Borussia, United ir Palace. Tai mes esam tik tais 4 komanda, kuri sugebėjo išlaikyti po 2 mačų sezone sausus vartus prieš Guardiolą. O visi skundėsi, kad visgi nuvažiavom į Etihadą lygių. Auksinė pirštinė visgi jau raja, kad ir koks mes tenais besakėm, ar ne, ar kažkaip per pirkinys, ar čia jisai reikalingas ar nereikalingas, bet auksinė pirštinė pasiėmė, ar ne. Tai kaip ir tu sakai, daug visokių rekordų ir čempionų lygoje po N metų, ar ne, 4-finalį išėjom, tai iš esmės, praeitą sezonas, tai visumoje žiūrint, aišku, trofėjų labai gaila nebuvo, apie vieną iš jų pasikalbėsim, nes su FA Cupu ta prasme, darosi liūdni reikalai nuo paskutinio karto, kai laimėjome mes, tai 3. arba 4. raunde dabar pastoviai iškrentame. Tai iš esmės, yra liūdnas reikalas. Tai tai nežinau, apie praeitą sezoną turbūt tiek, ar ne? Jo, tiek, linksma prisimint, daug ką gero nuveikėm, kaip ir sakai, tiesiog taurės trūksta, tai tikriausiai to mes ir norėsim šiam sezone. Šiaip pasilgai futbolo?
Manau, visai neblogas buvo Europos čempionatas, tai gal pasiilgau komandinio. Sportu galima būtų paspringti, iš esmės, ar ne? Nu, ta prasme, jeigu žiūri sportą, tai tikrai galima paspringti. Gerai, kad dar, ta prasme, visame tame sporte įsimaišo ir breikas, ar ne? Bet šiaip, blemba, Europos čempas, olimpinės žaidynės ar ne, olimpiada, irgi aukščiausio lygio renginys, nuo krepšinio iki, ta prasme, ką išdarnė ir mūsų kai kurie atletai, ar ne, tai iš tikrųjų fantastika. Ir žiūrėk, viskas, ta prasme, užsidaro neužilgo olimpiada, o kitą savaitę Premier lyga, ar ne, startuoja. Tai einam gal ar ne prie draugiškų rungtynių, šį kartą neturėjome mes jų labai daug. 4 rungtynės sužaidėm oficialias. Vienas, man atrodo, pačias pirmasis prie uždarų dar durų su kažko sužaidėm, bet tenais aš jau net nepamenu, man atrodo, 2 sužaidėm kažkas tokio. Man atrodo, paskutinį įvartį, kaip tik Emilis Mitrau pelnė būtent per tas. Ir šiaip galbūt rezultatų prasme nėra kažkoks labai wow šitas preseasonas ar ne pas mus, su Bormutu lygiosiomis, ten United, nukalėm ar ne, po to, Liverpool'e prasleidom, bet šiaip aplamai pakankamai ir, sakyčiau, dominavom netgi ir ne aikštelė. Aišku, grįžimas į Emiratus nuostabus, 4-1, bet man aplamai šitas preseasonas gal jisai toksai parodo tokį naują Artetos kažkokį tai galbūt žingsnį link jaunimo. Nes labai daug gavo žaisti jaunimas. Mane iš tikrųjų tas nustebino. Mane iš tikrųjų nustebino netgi, kad likdavo ant suolo tokie žaidėjai, kaip pavyzdžiui paskutinės rungtynės Nelsonas, ar ne, kuris galbūt ir galėtų kažkiek dar bandyti save įrodyti, ar ne, bet mes matome Nuaneri, Nikolsas, Heivanas, ar ne, Liusas Kelly, šiaip neblogai atrodantis, ar ne, irgi krašto gynėjas ir matom, kad bando jį padaryti tokiu Zinčenko, vos ne kažką panašaus, ar ne, Artetą. Tai man šitas iš tikrųjų dabar kol kas preseasonas įstringa tuo, kad labai smagiai bandomas yra jaunimas. Visiškai pritariu. Manau, to ir trūko kažkiek, tai gal todėl, kad dar Arteta kaip jaunas treneris gal nelabai pasitikėjo daug jaunimo paskutiniais metais, dėl ko mes iš Taurių labai greit išeidavom, nes ten dažniausiai jisai sumesdavo pagrindinę sudėtį ir iš solo paimdavo senbuvis ir taip toliau. Tai dabar matosi, kad jisai kažkiek tai keičia savo brožą. Labai patinka man jaunimas, kuris dabar yra. Manau, labai logiška dabar yra, ypač kai nemažai šnekų yra, kur ir Emilis Mitrau pardavėm, kur tikriausiai Nketiah jau išeis į Prancūziją ir tikriausiai Nelsonas gal kažkur tais irgi dings, tai jie ant solo iš karto atsiranda 3 vietos. Ir jeigu mes tas 3 vietas užpildysim savo jaunimu, kurie ir taip jau preseasone rodo labai gerą žaidimą, tai manau, tai yra nuostabu. Nereikės išleisti pinigų, o pagal tas visas taisyklės, fair play'us ir panašiai, mes gausime didelį riebų pliusiuką, kad parduosim savo akademijos žaidėjus ir galėsime išvailiauti daugiau, jeigu bus galimybių. Ir šiaip, blemba, tas dramblys kambarį Nuaneri, ar ne? Jau mes praeitą sezoną lyg ir kalbėjom apie jį kaip apie jauniausią Premier lygos žaidėją, ar ne? Ten 16 metų ir kažkiek ten dienų, ar ne? Dabar jau beveik 18-likinis. Ne beveik, ten gal 17, dabar aš nežinau, kiek jam su pusė, gal kažkas tokio, bet šiaip atrodo, gerai jisai. Jo, aš sakyčiau, Posakos, Posakos, tai turbūt pirmas, kuris atrodo, kur gali irgi prasibrauti laisvai 11-uką. Nes mes kalbėjom, tenais buvo ten Patino, kur labai tenais, ar ne, galvom, kad kažkas iš to išeis, Balogunas, ar ne, kur irgi muždavo ten po 5, po 6 įvarčius akademijos futbole. Bet dabar ateina tas Nuaneri ir, blemba, man jisai, aš net nežinau, man su jo tom kojom greitomis kažkiek primena Kazorlą gal kažkokį. Aš nežinau, sunku su kažkuo labai lyginti, jisai toksai labiau atakuojantis, ar ne, saugas yra. Bet aš manau, kad, kaip pakaitalas tam pačiam Odėje, ar ne, prie Vieiros. Labai daug pritariu. Tikriausiai gaus tas minutės Odėje, kai norėsim pailsinti Odę. Tikrai, manau, taurėse visose irgi dalyvaus bent jau pirmose raunduose ir panašiai. Tai, kaip čia pasakyti, žinai, fingers crossed, kad jam pasiseks. Kad tik tais pasisektų. Ir turėsime užauginti dar vieną gerą talentą pas save. Nes akademija vis laiką yra smagu, ar ne? Ir aišku, po to pasikalbėsim, perėsim prie akademijos žaidėjų, kurie išėjo, ar ne? Tai,
Tai, aišku, ta prasme, su ta realybė reikia, ta prasme, susitaikyti, bet tai yra liūdna, bet užauginti visą laiką tokius žmonės, kaip Saka ar ne, nu, galim sakyti, kaip ir tas pats Mitrau, tas pats Enketė, nu, bet kokia atveju, jie užauginti, nes jie Premier lygoje žaidžia. Tai jeigu jau tu užaugini žaidėjai iki Premier lygos, nu, tai reiškia, akademija eina teisinga linkme, ar ne? Jo, nemažai kritikos šiaip paskutiniais sezonais yra Artetai, kad jisai labai mažai jaunimo naudoja ir panašiai, daug dalykų. Bet normalu turbūt. Taip, nes jaunas išalkęs treneris nori, ar ne? Ne, nu, aš sakyčiau, mes esam toj fazėje dabar, kur mes turime labai gerus žaidėjus, geriausią gynybą premjerę ir panašiai. Mes kovojam dėl titulo ir tu negali duoti netgi 15 minučių išleisti žaidėją, nedaug dievė praleisti įvartį, tą vieną pergalę. Mes buvom nuo vienos pergalės nuo Premier lygos titulo. Tai labai jau mažai. Taip. Yra... Nes, nu, akivaizdžiai, žinai, matosi, tas pats, vėlgi, prisizina, jeigu kalbam apie tai, žaidėm su Leverkusenu idealiai gynyboje, tai ta prasme, aš nežinau, Saliba su Gabrieliu, čia yra vienas turbūt iš geriausių dalykų, koksai gali dabar įvykti šiam sezonui prasidedant, kad mes juos abudu turėsime. Ir ta prasme, koks lygių skirtumas ir kai tik tais Žekbum pasikeičia, aišku, prasleidžiam įvartį, pradeda tenais klibėti tą mūsų gynybą ir, nu, kaip ir tu sakai, žinai, kad ir 15 minučių, kartais mums atrodo, išleis tą jaunimą 15 minučių ar ne, bet, nu, tu dėl titulo kovoji, ta prasme, čia yra, nu... Ypač, žinai, apie mūsų gynybą vien tik tais pliusai galime šnekėti. Daug rekordų pamušė ir panašiai, ir daugelis klausia, o tai kodėl mes dar Kalifiorį pridėjom? Taip. Ta prasme, kam? Ta prasme, nu, tam, kad mes dar geriau atrodytume, tam, kad jeigu būtų Saliba ar Gabrieliaus trauma, mes turėtume tokio pačio lygio žaidėjo, pakeisti juos. Tai apie tai tikrai pasikalbėsim, perėsim, tai dabar viskas. Ką, Lyonas laukia, du seni bičiuliai grįžta namo. Tai Lakazetas ir gerbiamas Nailsas, ar ne, kuris irgi akademijos visgi auklėtinis buvo. Jo. Ar iš akademijos Nailsas? Iš akademijos jisai Arsenale buvo. Aš dar pasižiūrėjau šiaip specialiai, kaip jiems sekėsi praeitą sezoną, 27 rungtynės uždė kažkas tokio, vieną įvartį įmušė. Tai taip neblogai atrodo, o Lakazetas tai jaučiasi tenais kaip žuvis vandenį. Nu, vakar kaip tik žiūrėjau, Lakazetas kiek šiam minučių patempė finale olimpinę prieš Ispanus. Nu, žinai, fermerių lygų žaidžia, tai gali sau leisti ir olimpinėse sudalyvauti. Tai gerai, viskas, aš manau, einam jau ar ne nuo preseasono, nėra ką ten labai daug diskutuoti ir perinam turbūt, gal pradėkim tada, jeigu jau pradėjom kalbėti apie akademiją, pradėkim kalbėti apie tai, ką mes paleidome jau šį sezoną. Tai aš jau savo ašaras išverkiau postę dėl Smith-Rowe. Tai nežinau, tavo tada žodis. Oi, dėl Smith-Rowe, jo, čia aš manau labai sentimentalus dalykas kiekvienam fanui, nes kai Arteta tik tais atėjo į klubą, jisai buvo kartu su Saka, tie du buvo tokie jaunoliai, kurie padėjo žengti tos pirmus žingsnius į top 4. Jo geriausias sezonas buvo kaip tik 21-22 metų. Kur jisai buvo iššovęs. Jokingiausia yra tai, kad būtent po to sezono jisai Premier lygoje startavo tik tais 3 kartus startiniam 11-uke. Kai šitas Tetsu pažiūrėjo, galvojo, nu tai viskas aišku, traumas nepadeda ir tai, kad jį persekioja traumas ir mes sugebėjom jį parduoti beveik už 5 milijonus. Kosmosas šiaip. Kosmosas šiaip. Aš irgi netikėjau, kad duos tiek daug pinigų. Aš jam linkiu ko geriausio. Tikiuosi traumų neturėjęs sužais Fulham'e, gal žiūrėk dar jį atgal nupirksim. Šiaip Fulham'as gerai, blemba, komplektuojasi, man patinka. Ja. Aš Fulham'ą blemba palaikysiu, ta prasme, ten šiaip tas jų kotedžiukas įdomiai visą laiką žiūrisi, žinai. Bet tenais blemba, klausyk, jie ten perka tokius visai smagius žaidėjus ir ambicingus, ta prasme, nu turi ambicijų, matosi jų klubas, gal net ir į kokią konferenciją ar Europos lygą taikysis, aš įsivaizduoju. Įmanoma, ypač kai Fulham'as visą laiką skaitėsi kaip klubas, kuris tai patenka į Premier lygą, tai Championshipą grįžta ir panašiai. Matėsi, kad labai stipriai jie įsikibo į Premier lygą ir bandys likti ir jo, ko geriausia jiems. Nu, baigiant Smith-Rowe, tai iš tikrųjų tiesiog yra gaila, nes esmė buvo, kaip ir tu sakai, 21-22 sezone sprogimas visiškas, tada vėl traumos ir jau kai tada reikėjo sugrįžti, tiesiog kitam levelį buvo Arsenalas. Taip. Martinellis, Trosaras ar ne, Saka nekeičiamas, Jesusą turi Odė, Havertzą, nu ta prasme, sorry, bičiuli, nu nebeliko vietos. Labai šiaip gaila, nes, nu, suvalgė traumos, blemba, nu realiai suvalgė traumos iš tikrųjų karjerą, ar ne? Nu, aišku, dar negali sakyti, viskas, kaip sakoma, prieš akį, bet, nu, bet kokiu atveju, tai traumų prasme, nu, katė maišė, ar ne?
Jo, dėl Smith-Rowe daugiau kažką tai jaučiu ir nelabai ką galiu pasakyti. Ypač kai tendencija yra, kad pas jį kiekvieną sezoną yra po traumą, nu, tai ta tendencija dažniausiai nesikeičia pas žaidėjas, vis tiek yra problematika atitinkamas su kojom ir taip toliau. Ok, tai oficialiai daugiau su niekuo neatsisveikinom, iš esmės. Galim paminėti kažkiek tais mūsų 16 metį, dėl kurio visi supiko, kad jisai išėjo, Obi, ką ten? Bet tas pats kaip Balogunas, nežinau, netgi kaip tarti, ta prasme, visi irgi piko, kad mes jį pardavėm, kai mums reikia puolėjo. Ir čia irgi, 16 metės, mes jam pasiūlėm labai gerus pinigus, pasiūlėm toliau likti akademijoje. Bet sorry, žinai, kai jau pinigai pradeda žaisti 16 mečių žaidimuose, nu tai tu tada kažkur prioritetas turi būti, ar ne? Jeigu tu, nu ta prasme, Arsenalas, tai, nu klausyk, nu tau tikrai nereikia dabar tenais tų vežimų vežti, nu aišku, pinigai yra pinigai, faktas, bet aš manau, kad ta prasme koncentracija turi būti biški kažkur kitur ir Manchester United ateina, net ten dvigubai daugiau meta vos ne pinigų ant stalo, lagaminą padedami, tai... Na, buvo to Nogirdų kolegos irgi rašė, kad šeimoje daug United fanų yra ir panašiai, tai manau, kad čia irgi sužaidė. Tai sėkmės, Obi. Tai būtent. Sėkmės jo jam ir dabar ką, mes vis dar, šiaip aš gal dabar žinai prie ko norėčiau prieiti, dabar liekam prie akademikų. Tai Nelsonas, man keista, kad jisai mažiau gavo žaisti tikrai prisizinant. Buvo vienos rungtynės lyg ir kur daugiau, po to vėl nežaidė, po to vėl paždė, dabar pasniuose vėl nežaidė visai. Ir yra tų kalbų, ar ne, ir Premier lygos klubai lyg ir kažkiek utena tą visą situaciją jo. Ir aš manau, kad, nu blemba, jeigu pavyks dabar išsigryninti už Nelsoną, nu turbūt, kad ar ne. Jo, manau tikrai reikėtų. Manau, didžiausias kirvis kol kas, kodėl jisai taip greit neišėjo, yra jo alga. Bent jau taip yra rašoma, West Hamas daugiausiai domėjęs iš Premier lygos klubų apie Nelsoną, bet yra dabar Nogirdų, kad ir Prancūzija jau ir jo domisi, tai tikėkime, kad irgi galėsime, sakyčiau. Aš mielai atiduočiau tiesiog iš akademijos kam nors tą solo vietą. Tai. Ir bendrai dėl pačio Nelsono, jisai jau pas mus 3 ar 4 metai ant solo. Tai nuoma biškai. Tai nuoma kažkur, tai ant solos. Jisai visą laiką, kai pradeda žaisti, tai gerai atrodo ir panašiai. Bet tiesiog, sakyčiau, dėl jo paties karjeros jam būtų logiška kažkur tais pastoviai žaisti ir tiek. Taip. Nu, jis ta prasme tikrai gali būti tos antros lentynos ar ne Premier lygos žaidėjas. Aš manau, kad tenais į kokią Prancūziją nuvažiavęs, gal jis tenais dar net ir labiau sublizgėtų, ar ne? Ja. Bet, nu, turbūt, kad, aišku, nesupyksim turbūt, kad jeigu jisai liks, nes, nu, visą laiką gerai turėti kažkokį tą gilį, ar ne? Ir ką, dabar galim perėti prie anketijos. Smith-Rowe ar nebuvo 10 numeris duotas? Kvestionavom ar ne tą 10 numerį, Enketė buvo gavęs 14 numeriuką, ar ne? Taip. Ir iš šitų dviejų, vadinkim, akademikų lyg ir nusimato pabaiga, nu jau Smith-Rowe nusimatė pabaiga. Nu, Enketė, jau dėl Enketijos, tai aš sakau, tiesiog pats laikas. Pritariu. Viskas, užteks. Yra tie, kurie mėgsta Enketiją, yra tie, kurie nekenčia, nu, ne tai, kad nekenčia, tiesiog nemyli ir nenori jį matyti puolime. Nėra viduriuko. Bet viduriuko nėra, ta prasme, arba jis tau patinka, arba ne. Ir dėl jo paties, aš manau, jam reikėtų reguliariai žaisti, nes kai jisai reguliariau žaidė pas mūsų sudėtį, irgi matėsi, kad jisai tikrai gali kažką tais pasiūlyti. Didžiausias trūkumas mūsų komandai turbūt su jo yra, kad jisai neturi to gero link and play, kur pasuoja. Nu, mes netokį futbolą žaidžiame. Visai netokį, jisai labiau toksai klasikinis yra puolėjas 9, kas mums nelabai tinka. Taip. Ir Arteta nekartą jį kaip tik ne į centrą statė, arba ant kairio, arba ant dešinio krašto, priklausomai nuo rungtynių. Tai aš manau, jam tiesiog reikia kažkokio tais didesnio pastovumo ir jeigu jisai eina į Prancūziją, vietoj Albos, Alba į Arabus, o jisai į Albos vietą į Marselį. Gerai jam bus, aš manau, tikrai. Nu, mes matėm Baloguną, ar ne? Balogūnas siautėjo, ta prasme, siautėjo Prancūziją, nu, tai ten buvo kosmosas ir čia visi kalbėjom, ar ne, kad turi jisai žaisti pas mus. Aš pasidomėjau kaip tik apie Balogūną praeitam sezone, nes man buvo įdomu, kiek jisai praeitam sezonui pasirodė, tai jisai 2-9 mačus žaidė, įmušė 7 įvarčius. Bet ne 20 ar kiek tenais, ar ne? Tai vat būtent, aš sakyčiau, labai geras dievas buvo mums gauti pinigus ir žmogus irgi jau buvo nesidomėjęs likti. Aišku, tik tai, žinai, vienas tas liūdnokas dalykas, kad visą laiką, nu, tie fermeriai, jie blemba nelabai tų pinigų, žinai, turi.
ir nu, ten krapšto tos gražius ir nesugeba sukrapštyti. Tai aš manau, kad vis tiek anketė, nu tikrai jisai yra vertas 30 milijonų, čia net nereikia turbūt labai daug ir ką kalbėti apie tai, ar ne? Ja, čia labiau kaip tas klasikinis, juk čia Arsenalas, tai galima. Nu, tai žinai, tai, bet žinai, bet jeigu kokį 20 milijonų išsigrynintų, gal ir būtų šiek tiek liūdnoka. Paskutinis geriausias sorsas, kuris buvo, tai pasiūlymas yra on loan, man atrodo. On loan ir tada, kad būtinai privalai atiduoti 30 milijonų eurų, nesvarų eurų. Tai aš sakyčiau, čia yra žiauriai geras dealas. Ir jeigu jie paims Marselis, tai mums irgi bus gerai. Bet jeigu mes atiduosim Nelsoną, atiduosim Nketiją, aš manau labai yra akivaizdu, kad mums reikės tada papildyti dar kažką. Nu, tai čia jo, pereisim. Dar liekam tada prie tų tokių kažkiek, negali sakyti netikėtumų, bet, nu ką, Ramsdale'as, žiūrėk, ir nežaidžia, ir yra komandai. Estas nukonkuravęs, nežinau, ar čia sakyt nukonkuravęs, ar kas ten per situaciją. Jis atostogavo tiesiog. Jis atostogavo, jo. Tai šiaip situacija, nu, keistoka su Ramsdale'u, iki tiek keistoka, kad vėlgi mes grįžtam prie to pačio. Nu, juk čia Arsenalas, tai galima juos spausti, ar ne? Ir žiūrėk, gal atiduosi už 15, gal už 20 milijonų, nes kaip prasidėjo kalbas apie 20 milijonų už Ramsdale'ą, nu, tai yra pasityčiojimas. Pasityčiojimas, ypač kai Bournemouthas, man atrodo, jį pirko irgi už 30 iš Sheffieldo ir mes po to už tiek pat pirkom. Plius, kad Ramsdale'as nėra toks blogas su savo kojom dabar, nes dabar gyvartininkai yra labai populiarūs, kurie mėgsta su kojom. Bet jis dabar nežaidės ilgai. Nu tai. Aš manau, galiu pasakyti tą patį, ką komentarėse surašęs bendruomenė ir panašiai. Mano nuožiūra, mes laikysim jį beveik iki galo, kol gausim kokį pasiūlymą. Jeigu jokio pasiūlymo negausim, mes jį paprasčiausiai kur nors paskolinsim visam sezonui. Tam, kad tiesiog jisai pažaistų, kad parodytų savo vertę vėl ir tada jau, manau, kitą vasarą mes jį parduosim. Nes aš manau tiesiog, kad pats Ramsdale'as nenorės sėdėti visą sezoną vėl ant suoliuko. Tai... Nes Hainas neblogai atrodo, ar ne tas Estas. Aš nežinau, aišku, tų sorsų buvo labai daug, kad mes čia vartininką vieną, kitą, trečią ten vos neimsim. Ir dabar jie kažkaip nutilo, bet tai tu galvojame su Estu eisim kaip su rezervu. Ne, man atrodo, Hainas irgi bus paskolintas. Ir tai reiškia kažką pirksim. Į La Lygą. Galimai kažką tai pirksim. Taip, jaučiu priklauso, kas su Ramsdale'u ir kada mes norėsim kažką pirkti ir panašiai. Nu, aš su tais antrais vartininkais įdomi vis laiką tą situaciją, ar ne? Turneris toks irgi nelabai pavykęs buvo. Nu kaip? Nottinghame žaidžia dabar antrų vartininkų vėl. Dabar antrų vėl, nu. Martinasas buvo toks įdomus 11 metų. Raja, tas ne Raja, atsiprašau, šitas Australas, kaip jisai blembački. Neprisimenu. Nu, žinai, apie ką kalbu, taip, ne, taip. Irgi ten iš kur, iš Bournemoutho, ne iš Bournemoutho, iš kažkur buvo tenais pasiskolintas. Ja, nu, Martinasas irgi 11 metų baigs, sėdėjo ant savo pas mus ir panašiai, po to iššovė pusę sezono ir žiūrėk, dabar jau su Argentina ką padarė ir panašiai. Nu, tai jo, tai ta įdomi situacija ir, nu, turbūt galim jau dėti štampą ant Parčio ir Žoržinio, ar ne? Nu, tikėtina, kad lieka būdų, aš tai bent jau įsivaizduoju. Ja, aš manau, mes tiesiog išspausim jau paskutinį su Parčiu, paskutinis jo sezonas pagal kontraktą. Ir ką, nemokamai, blemba? Taip, išeina turbūt, kad nemokamai. Bet 32 metai jau bus Parčiui. Jo, nu, preseasonai jisai irgi netrodė labai jau toks įspūdingai. Netrodo lėtas, klanki, tas toksai žodis, žinai. Nu, kur ta prasme atrodo, suktis nori, nesisuka, tas kamuolys veliasi, blemba, kaip guma prie dantų. Nu, įdomiai kažkaip jisai tikrai, sakau. Jo, man atrodo, kad galimai visgi tą traumą jį suėdė paskutinę, kažkiek tais atėmė iš jo greičio ir panašiai. Su Džordžiu tai nežinau, aš jį mielai palikčiau. Taip, tai jisai duoda rūbiniai čia ir panašiai. Ypač kai žiūri visus vidosus Arsenalo ir panašiai, kur jisai su visais bendrauja, juokiasi, juokelius šaudo ir taip. Tai ir šiaip visi, ar ne, kur ten klausia, kas lydershipo ar ne pasiema, nu tai visi apie Žoržinio kalba, nu ta prasme, kaip apie tą Rūbinės balsą. Jo, tai aš manau, vieną sezoną jisai pažais, aš manau, visi šneka, oi, grįš į Italiją, jisai greitai grįš į Italiją, niekas turbūt jo nepaklausė, ar jisai pats nori į tą Italiją. Tai. Aš matau, kad jisai šiaip gali būti, kad ateityje bus labai geras treneris irgi, bent jau toks vaibas yra, iš jo atrodo, kad jisai jau domisi, jau laiko tos visus savo bečus trenerių ir taip toliau. Tai. Nu tai gerai, tai aš manau, kad apie tą dabartinę sudėtį po to dar pereisim, pakalbėsim, ko galima tikėtis, ar ne aplamai sudėtie, kaip čia mūsų atrodys tas kažkiek žaidimas, o dabar gal kažkiek tais apie, nu, tą Kalafiorą, blemba, kurį mes nusipirkom, kaip ir tu sakei, ar ne, bet, nu, aš nežinau, matant Europos čempę jį,
Nu, plemba. Geriausias Italijos žaidėjas buvo. Ateik čia, ta prasme, visiškai užtikrintai, nes matom, kad Tomiyasu, jisai, turi traumų nemažai ir vis dar neaišku tenais kaip aplamai, jisai netgi lyg ir kalba, kad net nepradės sezono ir dar netgi gali tenais vos ne visą mėnesį praleisti. Tai tas liūdina, Benas Vaitas puikiai matom, kad nelabai yra kas keičia tą Beną Vaitą, ar ne? Timberis dabar kaip ir vėl pradėjo žaisti, bet pajuto skausmus, ką gali ten žinoti, kaip kas. Manau, jie tiesiog stengiasi. Gal stengiasi pasaugoti, ar ne? Bet Kalafioras, čia labai tinka. Aš nežinau, iš ką mes dar darysim su Kivioru. Jo, didelis kaustukas. Bandėm tai pačiai Bolonijai pasiūlyti vietoj Kalafioro irgi su Dievu, kad paimtų jį. Domisi jo Interas ir Milanas irgi serija. Aš tai mielai jį palikčiau, aišku, čia jau vėlgi. Palikčiau irgi turbūt. Bet čia labiau klaustukas, kokie yra ten santykiai su pačiu žaidėju. Nes matom vieną dalyką irgi akivaizdų, tai yra, kad 17 naujasis numeris tikėtina irgi tikrai lieka ir turės vaidmenį nemažą, aš manau, Zinčenko. Jo, daug kritikos Zinčenko gauna paskutiniu metu. Nepelnytos, aš manau. Per daug, sakyčiau. Aišku, jisai ten padarė tų klaidų, ten ir už Ukrainą žaisdamas ir paskutinėse rungtynėse ten... Bet jis taip pats pripažįsta. Jisai sako, mano šūdnas sezonas buvo praeitas, viskas, tuo suprantama. Bet ant top, ką galiu pasakyti, praeitą mačią jisai šiaip labai gerai atrodė. Įvarčių įmušė ir atrodo, kad irgi įgauna tą formą, tai manau Zinčenko. Aišku, atrodo, kad jisai galimai bus mūsų antras nuo Suliuko startos, bet tokį turėti antrą, kuris šviežias išbėga, gali pakeisti žaidimą, išbėgti vidurį. Ir taip atkirtinėti, ar ne, jis taip atkirtinėja su tais pasais ir gynėjus, ta prasme, man tai patinka jo tie perdavimai, jisai kažkiek primena tais perdavimais Žaką, kuris viduryje ar ne kažką panašaus darydavo, tai aš irgi sakau, kažkaip man atrodo, kad kartais nepelnyta ta kritika Zinčenkai, bet čia, žinai, mano nuomonė. Ir aš manau, kad jau gynėjų linija, tai tikrai turim visiškai paruošti, ta prasme, Premier lygai, absoliučiai. Ta prasme, Gabrielis jau su Saliba vien tik tais, ar ne? Čia faktas, kad bus tikėtina nekeičiami Premier lygoje, jeigu ne kokia trauma, ar ne? Faktas. Tai tik tais bus įdomu, kaip dabar mato visą tą situaciją Arteta su kraštais, ar ne? Benas Vaitas, aš manau, irgi yra lokas. Jo, nes jie susako, tiesiog yra labai gerai susižaidę. Taip, tai dabar tik tais lieka tas vienintelis klausimas, ar ten Zinčenko bus, ar ten Kalafiori bandys, ar ten Timberis žais galiausiai, ar ne? Jo, jeigu jie bandys daugiau saugoti Timberį, tai manau tiesiog sezono eigoje gal kažką tai Timberis prisijungs, nes irgi labai stiprus ir geras žaidėjas, gerą driblingą turi. Aš manau su Kalafioriu ant kairio startuosim. Manau, kad kaip tik rytoj su Jonu dar sužais. Manai su Kalafioriu startuosim? Bent jau tikėčiau, nes... Aš manau, kad bet čia dar pasikalbėsim. Dar galim pasikalbėti, jo. Tai viskas, tada Kalafioras, viskas okei, aš nežinau, čia 10 balų už tokį perėjimą, 50 milijonų šiais laikais nėra ta didelė suma, aš manau, kaip už gynėją, kai gynėjų, tikrai aukšto kalibro gynėjų, ar ne, aš manau, kad yra tikrai trūkumas. Matom dabar, ar ne, ir United, ką Deliktą bando pasimti, ar ne, tai matom akivaizdžiai, kad Arsenalas daro tiesiog puikų darbą, ypatingai su gynėjais ir jis ten Bolonijui šiaip neblogai atrodė, žaidė visą sezoną, ar ne. Gal ir nebuvo laiminti tą komandą, bet... Man atrodo, komanda pateko į Čempionų lygą, ar ne? Ar į Europos lygą, kažkas tokio. Tai jie visai gerai atrodo. Bet debiutas rinktinėje buvo irgi 5 grajai ir tenais vienas geriausių tikrai žaidėjų buvo. Tai tai gerai, dabar kas dar tada, aš nežinau, Mikelis Merino, reikia apie jį pakalbėti? Galim tiesiog trumpai. Bet čia giliui, ar ne, aš manau? Taip, faktas, ta prasme, daugiausiai kovų šiaip yra laimėjęs duelių, kaip čia pasakyti, išsireikšti lietuviškai, nežinau. Tai jau logiška, kodėl norėjo... Dvikovų, jo. Tai logiška, kodėl Arteta jį norėjo. Aišku, žinai, žaidėjas, aš atsimenu jį Newcastle. Nebuvo. Negeriausias sprendimas, o ne po to ten į Borusiją, man atrodo, jisai buvo išvykęs, po to vėl grįžęs, vėl kažkaip išvyko, žodžiu. Ir palauk, jisai dabar kur? Sociedade, ar ne jisai dabar? Jo. Ar Real Betis, atsiprašau. Sociedade. Man atrodo, Sociedadas. Ir su amžium jau, ką reiškia su amžium? Primas 28 metai, ar ne? Aš sakyčiau, giliui tai yra puiku tiesiog, ypač kai visai... Bet tai tada ką, partija visiškai antrą, trečią, ketvirtą planą nueina, ar ne, iš esmės su tokiu... Didelis klausimas šiaip, jo, tai gal dar, žinai, dar sausį ir partiją parduosim, bent jau už kapeikas arabams ar panašiai.
Bet aš sakyčiau, viduriui mums tikrai reikėjo dar kažko tais, kad galėtume pakeisti žaidimą kažkiek tais ir panašiai. Ypač tvirtesnio tokio. Prie Raiso galės atlaikyti kokį rezultatą geresnį, kokį turės. Nu ir gerai, kas toliau tada? Didelis klaustukas, daugiau nieko nėra, nieko. Sakyčiau, tikrai reikėtų arba Vingerį, arba Puolėją. Nu, ten buvo pasigirdusios tos kalbos apie Sané, bet tai čia turbūt, apie Williamsą kažkiek tais buvo, nes Barcelona gal neįpirks ir taip toliau, bet nieko nėra solidaus. Aš sakyčiau, būtume nupirkę Sesko, bet jisai pratęsė kontraktą su esamo klubu, tai manau, čia buvo tiesiog toksai auksinis variantas, kur būtume paėmę labai gerą Puolėją, bet nieko blogo, kitais metais grįšim pas jį. Nu ir viskas, aš manau, kad apie tada tuos gandus nebeverta kalbėti, ar ne? Jų nelabai daug ir yra kol kas. Jo, aš tai žinai, pagalvojau dar vieną dalyką, mes kažkaip pamiršom vieną bičiulį seną gerą mūsų. Kokį? Kažkaip prie išėjimo ribos, kuris turėjo lyg ir būti visą laiką. Nuškotas vienas yra pas mus vis dar komandoje. Tierny, oh my god. Vis dar jisai yra komandoje. Bet jisai traumuotas. Jo, bet tai, čia likimas irgi sunku pasakyti, ką sunku pasakyti, out greičiausiai bus. Bet žiūrėk, gal jeigu... Bet dar vieną nuomą? Nemanau. Manau, tiesiog šitą sezoną jį laikysim, nes nes šiaip niekas nesakė, kokia pas jį trauma, ant kiek rimta ir panašiai. Bet jeigu taip pagalvojus, jeigu kokį Kivyrą mes visgi parduosim arba paskolinsim ir Ternį grįž kada nors ten žiemą ir panašiai, turėti dar vieną opciją nėra blogai, nes Ternis nėra blogas žaidėjas, jisai tiesiog netinka mūsų žaidimui ir tiek. Pats jisai iš savęs yra labai kovingas žaidėjas. Nu tai tvarkoj, tai dabar žiūrėk, pereisim toj prie tų galbūt predikšinų ar ne sezono, bet pagalvojant į pabaigą, kadangi vis tiek nelabai yra apie ką kalbėti ar ne, nes tų rumorsų kažkokių ir nėra, bet gynėjų liniją mes užsakom uždaryti, ar ne? Viskas, lokas. Nu, ta prasme, ten sakau, tik tai Ternio klausimas turbūt lieka ir Kivioro, žinai, ar ne? Su saugais, šiek tiek gal liūdnoka, nes einam su tais pačiais. Jeigu taip jau visiškai centro saugais kalbant, tai mes turim Raisą, Žoržinio ir Partį, ar ne? Pridėsim Merino, tikriausiai. Merino, tikėtina pridėsim, tai turbūt kaip ir užtenka, ar ne? Nes matom vėlgi Artetą bando tą Kajų Havertzą, aš nežinau, kodėl patraukti ypatingai. Turime Veirą dar, kur nežinia, kur mes norime. Bet žiūrėk, aš apie Veirą tikrai norėjau kažkiek pasikalbėti, aš manau, kad gali būti šitas sprogimas jo sezone. Jisai toks epizodų žaidėjas man kol kas, nežinau, jisai arba labai gerai sužaidžia, turi gerus epizodus, o po to tiesiog dingsta. Tai aš labai tikiuosi, kad nebus to tokio, bus kažkiek tęstinumo pas jį. Nu tai, bet mes turbūt ir kalbam, ar ne, kad Ode, Vieira, ar ne, ir Nuaneri greičiausiai bus, ar ne, tas toksai atakuojančių, bet aišku, žinai, pagalvojus, jeigu Ode iškrenta, bet tai neturėsi tu visą laiką kiekvienoj pozicijai po du, ar ne, super aukšto lygio žaidėjus. Tai su saugais turbūt, jeigu Merino ateina, aš manau, kad irgi yra lokas tikėtina, ar ne? Jo, daugiau, manau, nieko nepridės, užtektinai. Nu ir dabar ką, turim pereiti turbūt prie fronto, ar ne? Tai aš įsivaizduoju, kad Martinelli ir Trosaras kairėje pusėje, ar ne, turbūt ir liks šitas duetas? Jo, kol kas Trosaras man vis tiek atrodo geriau? Daug geriau, jo. Bet Martinellis irgi nesakyk. Nu, bando, jisai visą laiką yra toks. Praeitas sezonas jo buvo silpnokas, ten ir trauma buvo, ir visa kita. Daugiau motyvacijos turės dabar. Taip, daugiau bus motyvacijos, nes numatom, kad Arteta, jeigu tu nežaidi, tu sėdi, ta prasme, ir viskas. Ir dešiniai pusė, ką, Saka, ar ne, Nelsoną mes jau apkalbėjom ir čia Saka į parankę, ar bus kažkas? Ar visgi mes galvojam apie tai, kad tas universalumas, kad jeigu reikės Jesusas ten pasislinks, ar ne, Kajus Havertzas, aš vis tiek manau, kad bus pagrindinis mūsų puolėjas, aš taip spėju. Nu, kaip sakai, jisai vis į vidurį ten įkiša į 8-ąjį ir panašiai. Bet čia tik bet čia buvo tik su Leverkusenu, ta prasme. Šiaip, ta prasme, aš sakyčiau, false nine turėtų būti Kajus, jisai labai gerai užbaigė praeitą sezoną ir, man atrodo, pagaliau rado savo vietą aikštelėje Arsenale. Tai aš sakyčiau, kad jisai turėtų būti ten. Ir dėl to viso universalumo, dabar žinai kalbant, Jesusas irgi kažkur lyg ir skaičiau, sako, jeigu mes turėtume Jesusą visą sezoną pilnai sveiką, tai būtų kosmosas. Nes ta prasme, kaip jisai atrodo aikštelėje, tas jo gatvės futbolas, yra užburintis. Čia vienas dalykas, kitas dalykas, prisizinė dabar jisai labai gerai atrodo. Tai žiauriai. Tiesiog, Arteta pats yra nustebęs, yra jo komentaras per vieną iš
per vieną iš jo toksų, kad tiesiog jisai pats nustebo, ant kiek kitoks Gabrielis grįžo po šito. Tai jo, viskas atsitrinkė į jo buvimą. Į jo galimybės. Į jo galimybės, jo availability, taip sakant. Nes aš kiek žiūrėjau per tuos, kiek čia sezonų jis jau yra Premiership'e, ar ne? Tik tais vienas sezonas buvo 19-20 metais, kai jisai sužaidė 34 rungtynės. Visus kitus sezonus jisai neviršydavo 30 rungtynių. Jo. 27, 26, 28, 29. Na, jeigu taip žiūrim, kad Raisas žaidė PM3 ir čia daugiausiai praeitam sezone, nu, tai jeigu jisai bent kem patemptų, tai būtų tiesiog, manau, labai gerai mums. Bet labai įdomu bus pažiūrėti, vad visgi, ar Jėzusas bus tas 9 ar Kajus. Ir manau, priklausomai nuo varžovo turbūt bus tas suderinamumas. Bet koks planas tada Artetos, pasamprotaukime, ar tai yra dabar, nes kodėl delsima, ar ne? Dėl ko būtent? Dėl papildomų pirkinių, ar ne? Ypatingai mes kalbėkime apie priekį, nes priekį akivaizdu, kad reikia, ypatingai sakai, nebūtinai tai turi būti aukščiausios klasės, ar ne, žaidėjas, bet kažkokį, kad ir labiau arčiau veteranų galbūt, kad ir 30 metį kokį ar ne patyrusi, aš nežinau, galima būtų turėti, nes, negi tu vėl josi ant sakos visą absoliučiai sezoną. Faktas, kad reikia tam pridėti. Aš manau, labai pragmatiškai Edu ir Arteta žiūri, jie laukia paskutinių savaičių transferio, nes vis dar yra klausimų dėl Williamso to pačio. Čia kaip pavyzdys. Rafinija irgi yra paklaustukų Barsai, pavyzdžiui. Tai aš manau, jie tiesiog laukia tos progos pažiūrėti ir atsiras koksai geras žaidėjas rinkoje. O kitas dalykas, jie paprasčiausiai dabar nori ir ne tai, kad atsikratyti, bet ir parduoti žaidėjus, kad nereikėtų jos laikyti tą patį Enketį ir Nelsoną, kol jie dings, tada aš manau, mes suaktyvėsim ir rasim visgi. Ne sezonas, ne už kalnų, blemba, mes kalbam apie savaitę. Po savaitės, taip. Po savaitės. Nes praeitą sezoną mes 200 milijonų paklojame už naujus pirkinius. Panašiai. 100 šiam ar ne Havertzas ir apie 30 Timberis, tai 200 milijonų buvo. Tai kol kas mes esam išleidę centus palyginus. Jo, vis dar bandom užsidirbti pinigų. Ne, aš manau vėlgi, jie tiesiog neskuba, nes mes turime, ko reikia, bet faktas, kad kad reikės ką nors į dešinę. Į dešinę faktas, jo, bet aš galvoju, kad, sakau, nemažai klausimų turbūt atsakė ir šiaip tikrai neblogas pasiruošimas į Veiros ir Nuanerį. Aš manau, kad čia irgi atsakė į klaustukus, ar mes turėsim, žinai, pakaitilą Odei. Ir Nuanerį tokios, aš sakau, nebesinori kartoti, ar ne, bet manau, kad jisai tikrai irgi buvo tas, vadinkime, toksai kaip, nežinau, apsisprendimo ar ne, variantas saugus stiprinti. Tai va, tai aš nežinau, jau vis tiek čia pašokinėjom ar ne nuo temos prie temos, bet naujas sezonas, ar ne, ko tikėtis, pasapaliot apie taktikas, galbūt kažkokias, nežinau, aš manau, kad žaisim tą savo mes žaidimą ir toliau, ar ne, dominuojantį žaidimą. Prieš Vilkus, prieš Wolves startuojam namie. Šiaip mūsų sezono startas, aš manyčiau, kad yra labai dėkingas, nes yra įsibėgėjimų į 3 neblogos rungtynės, tai namuose Wolvesai išvyka Villa ir namai Brightonas, ir tada labai kas yra gerai, kas man patinka, kad sezono pradžioje ir pirmoji sezono daly mes sužaidžiam su Tottenhamu išvykoje ir iškart su Sičiu išvykoje. Aš manau labai gerai, nes geriau antroji sezono pusėje turėti ar ne tas kertinės komandas namuose. Ypač tai mūsų toks startas. Labai gerai. Jo, nežvilgtelėjau, kad City taip arti. Labai gerai šiaip, nes ypač kai City dabar rugsėjo 22 dieną City. Tai čia pas City yra tas toksai dalykėlis, kur jie lauks savo pirminio kažkokio tais nuosprendžio lapkritį. Tai. Ir dabar Pepas irgi ten turi savo nuogastavimų dėl pasiruošimo ir panašiai. Tai galimai nestipriausią City turėsime pradžioj, kas mums irgi į naudą bus, ypač žaidžiant pas juos svečiuose. Taip. Bet tai kalbant, žinai, aš sakau, kaip ir pasikartosim vėl, žaidimas turbūt bus tas pats, ar ne, išėjimas žemas su vartininku, su Raja, tai čia net nėra apie ką kalbėti, ar ne? Aš labiau sakyčiau, kad kitom komandam reikia ruoštis mums sutikti, negu mums ruoštis jiems. Bet žinai, kas aš irgi nemėgstu AFTV, bet kartais man tos rilsus jų pasmirdančius biškį išmeta ir gali sutikt, gali nesutikt, bet vienas, nežinau, aš ten jų vardų, bet sakė, žinai, kai tu esi gynėjas ir žinai, kad, pavyzdžiui, žaisi prieš Haalandą, prieš Salą ten, tipo, ar ne, tu stabdysi
tipo kosminio aukščiausio lygo puolėjus, o prieš Arsenalą tu žinai, kad tu turėsi stabdyti Jesusą arba Havertzą. Nu, tipo, ale. Nu, žinai, aišku, ten aš nežinau, jisai sako, tada nepaminėjo kažkodėl. Tu kažkiek gali tos tiesos gal surasti. Trosaras nėra visiškas world class žaidėjas, ar ne? Martinėlis irgi dar labai stipriai nieko neįrodęs. Vadinkime taip. Saka, Saka visiškai yra dabar, turbūt top klasės ar ne žaidėjas. Havertzą mes patys puikiai žinom, koks jisai per žaidėjas. Jesusas irgi finishingo neturi kažkokio labai wow super, ar ne? Tai taip pragmatiškai, kvailai žiūrint, gali gal kažkiek sutikti, ar ne? Jo, gali, bet jeigu žiūri į rezultatus, ypač kai žema po būtent tų dviejų pralaimėjimų ir panašiai, kai mes pradėjom visus šluoti 5-6-0 ir panašiai, ir fanai išeidavo po halftime ir taip toliau, negali sakyti, kad mūsų puolimas yra blogas. Mes turime labai daug įvairovės ir sakyčiau, ta įvairovė kaip tik duoda kažkokį tais kaip čia išreikšti, tiesiog negali pasiruošti tada geriau varžovai. Nes prieš Haalandas yra, kaip pavyzdys, ne vieną mačą yra tiesiog dingęs. Ir jeigu tu tikrai gali gerai gintis prieš Haalandą, tai tada viskas išsijungia, reikia tada kažką tais keisti. O mūsų atveju, mūsų kraštai yra labai nenuspėjami, Kajus arba tai jisai vidury kažkur tais, arba jisai nubėga jau yra puolėjas ir panašiai. Jezusas irgi mėgsta nueiti giliau, paimti kamuolį ir taip toliau. Tai taip, mes neturime kažkokio tais bauginančio vardo, faktas, pritariu tau, bet tai nereiškia, kad komandos žino, kaip žaisti. Taip. Gerai, žiūrėk, aš tada irgi tokį, vadžinai, klausimą Ode, ar ne? Ir naujas sezonas, čia nereikia spekuliuoti labai stipriai, jis bus turbūt ašis, ar ne? Bet kur dar, žinai, tas paaugimas Odės? Jisai galimas dar? Jisai bus dar Odės paaugimas? Nes, ta prasme, čia, žinai, jau kelintas sezonas plauk Odės? Trečias turbūt? Trečias turbūt. Aš netgi nežinau, kuris jisai dar galėtų aukti. Bičas bėga daugiausiai, visų presuoja 9-5 minutės, pasus dalina, crazy pasus. Ta prasme, jeigu mes šnekame apie De Bruyne kaip tą žmogų, kuris duoda crazy pasus, Odė jau labai panašiam lygyje, sakyčiau, yra. Gal daugiau pats muš, nežinau, jisai tikrai gerą koją norėtųsi, ar ne, biški? Norėtųsi daugiau, nes norėtųsi aplamai daugiau smūgių iš out of the box, kaip čia pasakyti, žinai, tų smūgių, nes kažkaip mes, mažai tų darom tokių smūgių. Jo, tai gal kažkiek tais paaugs ir daugiau pats iniciatyvos imsis ir muš, o daugiau tai, nežinau, kur dar jam daugiau aukti. Okay. Bet taip, žinai, turbūt visiškai jau nueinant nuo tos temos, įeisim mes į tą sezoną, aš vos nemanau labai tokios panašios sudėties, kokią mes uždarėme ir praeitą sezoną, ar ne? Ten klaustukas dėl turbūt Jesuso, nes tikrai gerai atrodo ir Havertzo, aš manau. Ten Martinėlis ar Trosaras gali, žinai, pakvestionuoti, bet turbūt tai... Jo, bet sakyčiau, tęstinumas vėlgi yra dar plus metai tai pačiai komandai, kuri jau žaidžia kartu, sakyčiau, 3 ar 4 metus. Kas daugiau patirties. Pirmą kartą Čempionų lygoje žaidėm po labai ilgo laiko, tai jau turime patirties nuėję iki ketvirtfinalio. Šiemet spausim daugiau, tikėkime, pusfinalis, finalas. Labai to norėtųsi, ypač kai, man atrodo, šiemet startuoja naujas Čempionų lygos formatas. Ja. Tai bus labai įdomu tą pažiūrėti, suprasti, kaip tas formatas ir veikia. Daugiau rungtynių tenais. Ir daugiau rungtynių. Ko pasiekoja daugiau pinigų. Taip. Kas yra gerai. Taip, ir, aišku, vis dar reikia nepamiršti to dalyko, kad praeitą sezoną Arsenalas turėjo 3 jauniausią startuojančią sudėtį Premier lygoje. Tai buvo 25 tenai su kažkiek dienų, nepasakysiu tiksliai kiek dienų. Tai 25 metai vidurkis, Jo, einam prie savo primo dabar. Ypač todėl visi ir pradeda šnekėti, kad jau šiemet turėtume bent jau vieną taurę kokį šauti. Ir aš sakyčiau, reikėtų vien dėl pasitikėjimo savim žaidėjų ir panašiai, nes jie tikrai nori... Taip, pasikalbėkim apie tuos dalykus, apie tas taures. Pasikalbėkim apie mūsų galų gale lūkesčius. Mano lūkestis yra labai paprastas, premjerą turėtume imti šiemet. Toks tavo lūkestis? Taip, faktas, nes 3 kartas nemeluoja, ne? Kaip tas tai jeigu nebus, tai tu būsi nuliūdęs, jeigu nebus. Aš nebūsiu piktas, ta prasme, nes pati administracija ir Arteta ir jo visa sudėtis, coachai ir taip toliau, man viskas tenkina, labai gerai dirba ir taip toliau. Aš tiesiog labiau norisi užtildyti
tos garsus, kur atsiranda, kad mes nieko nesam laimėję ir panašiai. Ir sakyčiau, patiems žaidėjams irgi to norisi. Ir aš sakyčiau, jie dabar eis žaisti kiekvieną mačą, norėdami tiesiog žudyti ir laimėti kiekvieną mačą tam, kad laimėti taurę ir tiesiog pagaliau įrodyti, kad mes grįžom, ko pasekoje ir bus daug lengviau kitus sezonus irgi žaisti. Ir aš manau, pirmas stage'as yra pagaliau laimėti tą tokią rimtesnę taurę, o po to jau yra laimėti kiekvieną sezoną. Okay. Nu, mano turbūt irgi lūkestis faktas, kad jau šiais metais nebėra tik tais tas, kad top 4 būti. Šiaip, faktas, kad kažkiek turi ar ne aukti, bet man, aišku, ta prasme, visą laiką nori, kad laimėtų komanda. Tai čia ir durnių, aišku, ta prasme, ir Fulhamo fanai turbūt tikisi, nes Leicesterio tikėjosi ir, žinai, gavosi kažkada. Tai šiaip aš noriu, kad Arsenalas kitam sezone būtų iki paskutinio grajaus vėlgi žirgų lenktynės, jeigu žirgų lenktynės bus. Jo, labai priklausome nuo City situacijos ir jų teismų ir panašiai, nesinoriu apie daug tai šnekėti. Bet esmė, kad norisi išlikti kovoje. Taip. Jeigu, aišku, be kovos mes nuvažiuosime ir laimėsim, tai viskas ok, bet jeigu kova bus, norisi, kad būtų kova iki pabaigos. Pritariu. Ypač, kai jau bus 3 metai, kai tikriausiai bandysime dėl pirmos kovoti, tai jau norisi, kad pagaliau laimėtume tą. Praeitas sezonas labai jau taip liūdnai baigėsi, pritrūko ten poros tų taškelių. Už praeitam sezonį nelabai kas ir tikėjosi, kad mes kovosim. Jo, praeitam sezonė sakė, kad čia buvo one time'as, kai mes ten kažką tais darėm. Tai parodėm, kad mes po žiemos laimėjom beveik viską ir to neužteko. Tai dabar reikės po labai gero pre-seasono startuoti iš karto ir nebarstyti taškų. Ok, ir tada Čempionų lygoje ką? Pusfinalis gal turbūt, ar ne? Jeigu reikia tą, kaip sakoma. Pažiūrim, jeigu negausim Bayerną vėl. Norėtųsi, ar ne? Nes kaip ir, lyg ir, žinai, bus vėlgi, kaip ir mes kalbam, žinai, kad sudėtis ta pati, branduolys augantis, ar ne, patirties kažkiek įgavo Čempionų lygoje, ten viskas aišku, niekas ten nesikandžia, tiesiog reikia, žinai, nuteikti save turbūt psichologiškai tinkamai tokiems mačams ir aš manau, kad, turim biškį irgi dėti čia žingsnį. Manau, pats pastebėjai ir dauguma turbūt pastebėjo per Čempionų lygos mačus, ypač prieš Bayerną ir panašiai, aš sakyčiau, per daug pagarbos davė Bayernui ir taip toliau, tai dabar norisi vėlnioptą pagarbą, einam ir imam, ko mums reikia, nes aš manau vien dėl to, kad tai buvo pirmas sezonas Čempionų lygoje po labai ilgos pertraukos. Ir viskas. Ir kur mano iš tikrųjų pagrindinis, kaip čia negali sakyti pagrindinis, bet aš noriu, blecho, kad sugrąžintume FA Cupą namo. 19-20 sezone paskutinį kartą mes laimėjome FA Cupą. Ir sakau, ir nuo to mes priklausomai kuriam raundė startuojam, bet mes pastoviai krentam realiai tam pirmam, trečiam arba ketvirtam raundė, galima sakyti. Tai šitą, kaip sakoma, reikia dalyką nuleisti į unitazą ir galiausiai, aš noriu finalo FA Cupo. Jo. Ta Karlingo, bet Kerlingo kapo, tai man ten visiškai neįdomu, ten vien jaunimas. Aš sutikčiau, kad ten iš vis tik jaunimas važiuotų ir viskas. Tegul ten, ta prasme, nuoneriai visokie laksto, vėlniop tą taurę, ta prasme, tenais. Jo, kaip senais gerais laikais Vengeras leisdavo į tą kapą vien jaunimą. Vien jaunimą. Dėl FA Cupo aš sutinku, reikia čia pasikandžioti, nes, po galais jau biški kažkiek tais reikia pagarbos šitai tauriai, nes, visgi tai vertinamas yra titulas, bet kokiu atveju. Tai jo, pavyzdžiui, United visą sezoną, labai blogą sezoną turėjo, bet laimėjo prieš City FA Cupą ir prašau, taurė yra, liko tas pats treneris. Taip, ir tai aš sakau, tas galiausiai, žinai, visą laiką stipriai žaidžia, nes tu pasiemi taurę. Tai čia, žinai, neieškokim toli kažkokių pavyzdžių, ten, žinai, Ryto sezonas krepšinio, ar ne, kaip pavyzdys, ar ne, Europos fronte šūdų krūva, ar ne, laimi vietinį čempionatą, ir viskas, ir ta prasme, to užtenka, kad liktų ir treneris, ir toliau visas klubas ar nestatytųsi. Tai aš manau, kad FA Cupas yra būtent tas titulas, kurį tu gali pasiimti. Jisai labai gražiai padarys tavo Premier lygos pergalę double. Taip. Tai jeigu mes paimtume... Ir galiausiai turiu dar kitą sezoną, galiausiai turi ir dėl Community Shield'o dar galimybę. Taip, faktas. Dėl lėkštės. Tai va, tai aš nežinau, tai turbūt apie tuos tiek, ar ne, lūkesčius.
galim kažkokį, nežinau, predictioną galbūt aplamai top 4 komandų? Jo, galim kažkiek tai šauti apie, kaip dažniausiai yra daroma predictioną, kas užims pirmas 4. Aš nežinau, ar reikėtų, žinai, skirstyti. Ar ne, tas komandas? Nu, bet aš faktas, kad, žinai, tarkim, dedam pirmas 2, aš dedu City ir Arsenalą, ar ne? Logiška. Ir 3, 4 vietos, blemba, o čia yra pekla visiška. Nes absoliučiai Chelsea turi dabar 127 žaidėjus, man atrodo, savo sudėtyje. Pagrindinė, aš tiesiog šauju skaičių, nes labai panašiai atrodo, ten, ta prasme, mimsų pilna. Jo, man kaip tik draugas vakar siuntė vien tas fotkės, kur rodė. Tai po to šiaip kol kas United atrodo Mazruarį ar ne gynėją ima, Deliktą ima, ta prasme... Aš manau, jiems daugiausiai reikėtų investuoti pinigus į naują medikų kokią nors komandą, nes jiems labai su traumom kol kas nesiseka, kadaise mes buvom tą komandą. Dabar jie yra, matosi, kad jie bando daryti pokyčių, bet didžiausių pokyčių, kurio aš ten pas juos nematau, tai jie vis dar neatsikrato tokių žaidėjų, apie kurios netgi Mourinho yra šnekėjęs, kad kuom jie yra problema United. Tai, tai žodžiu, nematom top 4. United? Ne? Ne, manau. Tai gerai, šauk savo komandas. Tai gerai, City, Arsenalas. Aš manau, Liverpoolis bus. Bus Liverpoolis. Bus. Net ir praradęs briliantinių dantų, gražiausių dantų. Kažkodėl tais galvoju, kad vis tiek lieka tie patys visi žaidėjai. Ir jeigu treneriui nusiseks... Bet savo plaukus nusikirpo. Ja, tai daugiau aerodinamikos dabar turės. Okay. O 4 komanda mano būtų, aš sakyčiau, nenoriu Spurs sudėti, žinok, nors treneris man patinka jų. Nes aš, pavyzdžiui, Chelsea netikiu. Ne, Chelsea aš to projektu. Tegul bent 6 pasiekė sąžiningai. Aš sakyčiau, jie ir šitą trenerį atleis, pamatys. Man labai patinka, kas deda. Aš į 4, žinok, kaip pasakyti, neviniosiu į vatą. Aš į 4 dedu tikrai Arsenalą su City'u. Tikėtina irgi dedu aš tą Liverpoolį. Ir aš dedu Villą. Aš dedu Villą. Man vėlgi atrodo visai tvarkingai atsikratamas yra balastas nereikalingas, kuris ir taip jau kažkiek tais, vadinkime, negaudavo tenai žaisti, žinai, stiprinasi neblogai ir, šiaip aplamai bus įdomu labai stebėti jų sezoną, nes ir Čempionų lyga, ir sakau, ir tas Emery matosi, tikrai žino, ką daro, tai aš kažkaip galvoju, kad Villa. Geras pasirinkimas, sakyčiau. Šiaip daug tų yra gerų pasirinkimų, ten top 10 Premier lygos yra visos gan stiprios komandos. Fulhamas tas pats ar neįdomiai komplektuojasi, nežinau, ką mes čia dar nurašome. Tottenhamas tu tas pats sakė, ar ne, kad gali kažkiek... Aš kažkodėl tais tikiu, kad dėka pačio trenerio kažkiek tais gal bus pas jos pokyčių, bet gali jie ir neužimti tą vietą, aš per daug neverksiu. Ipsvičas tas pats. Kaip tik Edas Šerinas turėjo koncertą Kaune visai neseniai, tai su Ipsvičio Maikė daina. Ir aišku, galų gale vėlgi bus įdomu turbūt ir žiūrėti, ką Newcastle'as, ar ne, tas pats galiausiai, ar dėsta žingsnį, kaip čia buvo sakoma, ar ne, į tą ar leisim spirkt daugiau žaidėjų, ar ne? Ar ne. Tai tvarkoj, gerai, tai aš manau tiek, ar ne, absoliučiai pabaigai. Būtinai reikia, aišku, dar mums pasakyti dabar visą tą situaciją, galbūt dėl Contribui, kas dabar vyksta, ar ne. Tai šiaip, kai buvo Patreon sistema, ar ne, ar kai mes joje buvome, tai mes iš jos išėjome dėl tuo metu jautrios temos, jinai po šiai dienai yra jautri, ar ne, ir dėl to mes sprendimo visiškai nesigailėme ir mes smerkiam, ar ne, visą tą reikalą, kas susijęs su Ukraina, tai čia kalbų net nėra. Su Contribui situacija aplamai yra dabar visiškai kitokia ir tenais yra toksai kol kas labai daug neiškumo. Nes lyg ir mes gauname laiškus iš dabartinio, vadinkim, direktoriaus ar ne savininko ar ne Contribui, kad yra viskas gerai, kad yra kažkokie nesutarimai su buvusiais tenais valdybos nariais ar ne kažkokie ginčai. Tai mes kol kas nejudam, nekrutam, ką mes tik tais darom, tai išsigryninam, neišsigryninam, turime mes savo sąstą, turime mes ir savo VŠI, ar ne, kaip bendruomenė, tai tuos pinigėlius kiekvieną mėnesį iš Contribui įsinešam į sąskaitą, kad, nedaug dievė tenais užšalytų ar dar kažką darytų, ne. Tai tą mes dalyką padarėm, tai iš esmės visi tie centukai, euriukai, kuriuos jūs mums už tą visą turinį ar ne duodate, tai tikrai yra saugus
seife. Kitas dalykas, tai niekur nedings ir Stars and Legends. Ar ne? Tikrai aš manau, mes su jais ir toliau bendradarbiausim, fainas kolektyvas, faina hebra. Dėl myto mūsų, ar ne? Sezono atidarimo turbūt jau gal nelabai padarysim, kad sezono uždarimą darysim tai 100%, o jeigu turite noro dažniau susitikti, tai rašykit galų galiai į grupę, ar ne? Rašykit, siūlykit, padarykit pulą, balsavimą kažkokį tai, tai davai, žinai, susitinkam ir pasižiūrime tą futbolą, ten tik tais reikia, žinai, su jais susitarti kažkokią tai dieną. Bet jau mes iš savęs, kaip iš bendruomenės, ar ne, tai jums tikrai tą, kaip sakoma, vestuvinį balių uždarimui tikrai padarysim. Gal šį kartą net ir bus aukštesnio lygio muzikantai, o ne Tottenhamo brolių fan, okei. Šitą... Visai gerai čia buvo. Jo, ir ne, viskas okei. Ir kas dar, dėl bilietų, tai ten viską šefuoja su bilietais Gedas, buvo kiekvieną kartą išleisime tą informacinį pranešimą, kur į kokias rungtynės yra kokie prioritetai. Kai kur yra į rungtynės prioritetai tik kontribinariai, bet tai reikia suprasti, nes jeigu, žinai, tu nori... Yra norinčiųjų 30 aplankyti City Grajų ar ne, gausim 5 bilietus, tai viskas aišku, kad neduosim turbūt tas, kuris nėra kontribinarys, nes kontribinariai ir yra tie, kurie parodo, kaip pasakyti, tą meilę, vadinkim, išreiškia, ar ne? Logiška, reikia kažkokio tais Gedui objektyvių faktorių pasiremti. Tai va, tai tas dalykas ir tiek turbūt, aš nežinau. Aš daugiau nieko neturiu pridėti, aš tikrai galėčiau tau paantrinti, kad jeigu mes norime dažniau susitikti ir panašiai, tai reikėtų tiesiog grupę naudoti ir balsavimus ir taip toliau. Pabandysim, gal kažkiek tais galiu pridurti, gal bus vėl protmušis Arsenalo. Gal bus protmušis, šiaip ko dar tikrai bus, irgi čia biškai paspoilinsim, šiek tiek bus, vadinkime, Facebook'e daugiau kontento. Bus kažkiek gal reelsų, bus daugiau gal kažkokių storių, mes planuojam apsilankyti ir su Dariušu Emiratų stadione, ar ne, galvojame. Tokį gal kelioninį video kažką tai susuksime. Gal ir Aleksas netgi šoks į tą mūsų, kaip sakoma, privatų džetą. Tu turi minį Volkswagen džetą. Jo, Volkswagen džetą. Tai va, tai žodžiu, sakau, to turinio aš manau tikrai bus. Laivai vėlgi niekur nepabėgs, laivus tikrai darysim, gal nedarysim po kiekvieno grajaus ar ne, bet po kertinių arba po kelių, po 3 kažkokių, va tokius biški ilgesnius laivus, valandėlės, 5 minučių ar nesusėsim, tikrai padiskutuosim, nes čia tos laivus mes darom ne tik tais dėl turinio, bet ir dėl savęs. Mes taip ar taip tada susijungtume ir kalbėtume per Skype, ar ne kokį. Ar Skype dar naudoja kažkas iš viso? Nenaudoja gal Skype niekas jau. Per Teamsus. Tai šitą, tai žodžiu, tai taip ar taip susijungtume, tai čia, žinai, dar į live eterį išeinam, tenais ir žmonės ir parašo tos komentarus ir mums tie komentarai labai faini ir naudingi, nes mums nuo to galima užsikabinti ant kažkokios temos įdomios. Man asmeniškai tai yra tiesiog, ypač kai daug laimim, paskutiniu metu, tai yra tiesiog pratęsimas dar valandos to džiaugsmų kartu su bendruomenė. Šiaip aš atsimenu, žinok, patys geriausi laikai ir patys geriausi laivai, kur muždavom rekordus, būdavo tada, kai mes turėjom šūdinų sezonus, kai ten 8 vietą užėmėm, nes, tada atsiveži tą karutį šūdo ir išverti, žinai, tą komentarų skilti. Tai tada buvo aukso, žinai. O kai laimi visi, žinai, tai raginam žiūrėti mūsų laivus, raginam žiūrėti ir mūsų podcastus, tai podcastai vėlgi mūsų sudariusi turbūt niekur nedings. Pabandysim pratęsti, visai faina, jo. Tai viskas, tiek. The number one team.